Aš taip prišikti į batą, žinau, galiu ištraukti. Man dar nieko tokio, žinai. Nes man panika. Nu, bet žodžiu. Tai visas tas kelias ir prasidėjo. Surasti bendraminčių, dainuoti, sukurti žalvarinį tenai, ar ne? Nu, žinai, miškų pušyno eina. Toks siaurakis. Ir kuckėtis, tai va, tai burijatas tikras. Irgi tas intuityvus vedimas, nu, matyt, kažkas yra. Ir man žiauriai gerai. Rimtai ir būdavo, kad suklysdavai. Aha. Jo. Bet dažniausiai ne. Kokio noriu to paprastumo, blemba. To tokio, žinai, nepastatyto pokalbio. Įsivaizduoju visi, kad aš tenai savo kieme lakstau, ten rasa prausiuosi. Nu, prausiuosi rasa, bet kad aš nesėdžiu ant krantų ir nedainuoju. Bet man vat įdomu, kaip ten realybėje, ten labai čia folkloras, čia ten viskas senovė. Kad nebus bet čia ar nebus ten kokiam ten. Ne tų plepalų, bet va tą tokio visiškai tokio pokalbio, paprasto, laisvo tokio, nu bet gal tiesiog va tom temom tokiam, žinai, kad va ten gilesnėm ir tokiam tom. Tas man suteikia labai daug jėgų ir kažkaip man taip viskas taip atsikėliau ryte. Viskas susidėliojo į vietas. Kur taip žiūrit, man čia kažkas negerai? Aš žiūriu. Žiūri, gerai. Tu įsivaizduoji, atrodo, kad aš žiūriu. Čia tos lempos viską man jos šviečia, aš nesprantu nieko. Aš manau, kad sutartinė, jinai mus pritraukia prie tų tokių mūsų promočiučių, ne? Ir toksai, tipo, vėliesi ten kažką ir supranti, kad viskas čia būtų daug fainiau, jei mūsų nefilmuotų ten, tipo, dabar. Taip ten pavargau, taip sunku, bet taip geras, tipo, faina. Taip. Ačiū už plojimus tau. Tai labą dieną.